Sveiki visi, mano vardas Eglė ir aš sveikinu su jumis tinklalaidėje Dialogai, kuriuos veda Vidus. Ir šį kartą noriu jūs pakviesti į pokalbį su Gabriela Mickevič-Hara, kuri yra užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos Lietuvoje koordinatorė. Kokioje jūs įstaigoje dirbat, Gabriela? Aš dirbu Vilniaus rajono savivaldybėje, tai būtent visos tos mažesnės kaimo, miestelių, vietovės aplinkui Vilnių. Ką jums būtent tenka daryti kaip integracijos koordinatoriai? Aš mėgstu juokauti, kad mano didžiausias darbas yra informuoti žmonės, kad užsieniečiai mūsų savivaldybėje egzistuoja iš esmės, bet taip jau yra, tiesiog kuriu, sakykime, tą politiką integracijos, aš kuriu didesnės galbūt sąlygas žmonėms gauti informaciją, sakykime, tam anglų arba rusų kalba, tomis kalbomis, kurios labiausiai reikalingos užsieniečiams, pavyzdžiui, mūsų savivaldybėje, tai mūsų atveju čia yra anglų ir rusų. Aš dedu pastangas į didesnį informatumą ne tik užsieniečių, kurie pas mus gyvena, tai pavyzdžiui, informavimas apie paslaugas, informavimas apie pasikeičiančius įstatymus, bet aš ir informuoju mūsų darbuotojus, kad gal yra kažkokie labiau patogus būdai, kaip galima aptarnauti asmenis, kurie, sakykime, nešneka nei lietuvių kalba iš esmės. Ir tiesiog iš tikrųjų bandau kažkaip koordinuoti visą veiklą, įvesti kažkokias bent minimalias naujoves, kad savivaldybė, jos paslaugos taptų prieinamesnės užsienio kilmės gyventojams. Aš suprantu, kad čia be galo ilgas tas darbas, be galo jo daug, nes deja, aš viena to padaryti tiesiog negaliu, tai tikrai reikia kooperacijos iš savivaldybės ir jos įstaigų, bet čia iš esmės yra mano ir kitų koordinatorių kitose savivaldybėse darbas. Man tavęs klausant, Gabriela, daug tokių iškart klausimų sukasi įdomių apie tą situaciją, kaip ten yra su tais migrantais Lietuvoje. Bet aš gal pirmiausia, kažkaip tai pabaigą tau kalbant, prisiminiau ir norėjau paklausti, nes vis tiek socialiniuose tinkluose labai matom daug tų tokių negatyvių komentarų nukreiptus prieš migrantus. Net tai būna koksai, nežinau, kriminalinė naujiena susijusi su lietuviu, kuris padarė nusikaltimą, sakykime, prieš kokią lietuvę moterį. Komentaruose vis tiek kažkaip atsiduria migrantai, patampa kaltininkai. Pasirodo kažkoks straipsnis apie vieną vairuotoją ir tenais mažą vietinį verslą atidariusi Vilniuje migrantą, vėl krūva visokių komentarų. Viena tamsesnio gymio irgi vėl visokių komentarų. Ir dažnai tokių matosi, oi, greitai ir pas mus bus kaip Skandinavijoje, vakaruose, tas sulyginimas ir ta baimė. Kaip tau pačiai apskritai atrodo ši visuomenės nuotaika, tokia nuostata, ką jie apie mus sako? Aš būtent dėl šitų dalykų ir telefone neturiu Facebooko, netgi kad netyčia ten neužeičiau ir nepradėčiau matyti viską, kas ten vyksta. Bet jo, aš tikrai labai sutinku, kad yra tas visuomenėje tokia, iš tikrųjų reiktų sakyti, galbūt baimė, iš tikrųjų užsieniečių. Bet kai kalbam apie užsieniečius, ką paminėjai, kad tamsesnio gymio, aš nemanau, kad žmonės bijo emigrantų iš Norvegijos. Aš nemanau, kad žmonės bijo emigrantų iš, sakykime, Australijos. Bet jeigu tie emigrantai yra tamsesni, tada yra problema. Tai akivaizdžiai tikrai yra baimė to, kas yra mums, sakykime, svetima, mums nepažįstama. Lietuva visą laiką buvo labai homogeniška šalis. Aš pati, pavyzdžiui, pagal tautybę esu Lenkė, bet aš visiškai neišsiskiriu. Aš tikrai, manau, ir kalbu lietuviškai ganėtinai rišliai suprantamai. Ir Lietuvoje visą gyvenimą gyvenau, čia gimiau. Ir švenčių nepriklausomybės dieną ir visa kita, bet ta prasme, etniniu pagrindu aš jau šiek tiek kitokia. Ir tos diskusijos, pavadinkim, kas liečia emigraciją, tai atrodo, kad tiesiog mes peršokam ant to, ant ko yra patogiausia peršokti ir ką patogiausia yra apkaltinti, nes aš pamenu, kai aš buvau mokyklai pradinėse, galbūt klasėse, gal 5-6, buvo visas tas diskursas, kad reikia uždrausti lietuvių lenkų kalba knygas lenkų mokyklose. Tai tada tas diskursas visas vyko apie lenkus. Tada, pamenu, pas mus ėmė atvykti daugiau žmonių iš Baltarusijos ir Ukrainos uždarbiauti. Tada apie ukrainiečius pradėjo blogai kalbėti. Dabar keičiasi viskas, dabar ir kai atvyko ukrainiečiai, jau mes lenkai tapom nelabai kam įdomus.
tada pradėjo atvykti kitataučiai iš esmės, kurie niekad čia neatvykdavo, tai jau dabar vėl mes į juos kitaip žiūrime. Tai ta prasme, tas laikai keičiasi ir tai, ko mes labiausiai bijome, bet aš manau, čia visgi yra tiesiog paprasčiausia baimė. Ar jinai kažko pagrįsta? Galbūt mes visą laiką galime pasiskaityti kažkokių statistikų, kažkokių skambių, ypač antraščių. Ir kaip ir paminėjai, net jeigu kažkas įvyksta lietuvis prieš lietuvę, kažkaip mes prieinam tada visiems komentaruose, diskursus nueina iki emigracijos ir tai, kad mes patapsime Švedija, sakykime, bet vėlgi, o kodėl mes nekalbam iš tikrųjų, kad tas lietuvis prieš lietuvę nusikaltų ir gal mes iš tikrųjų išsiaiškintumėme, kad kažkokią mes tarpusavį čia problemą turim ir tai, kad mes labai greitai pakeičiam tą temą į emigrantus, parodo iš tikrųjų mūsų nepatogumą pripažinti, kad mes turime ir viduj kažkokių problemų. Tavo labai gera čia mintis, žinai, nes, iš tikrųjų kažkoks toks atsakomybės perkelimas tarsi vyksta mūsų problemų, dėl visko kalti yra migrantai, bet ir mes patys juk migruojam ir ganėtinai intensyviai tas Skandinavijas, Anglijas ir taip toliau. Ir aš pati atsimenu, dar vaikas būdavau ir jau girdėdavau apie lietuvių sudarytą įspūdį anglams. Aš galiu netgi pati paliūdėti, nes turėjau galimybę dalyvauti su savivaldybės delegacija viename Lenkijos mieste. Miestelio minėjimas buvo. Ir buvo svečiai iš Vokietijos. Ir kai sužinojo, kad mes iš Lietuvos, sako, pas mus lietuviai mašinas vogė Vokietijai. Ir mes iš karto, į akis tiesiai šviesiai pasakė, bet yra visgi ta nuomonė tokia. Ir čia netgi ne nuomonė. Ir toj pačioj Anglijai, ir Norvegijai, Vokietijai lietuviai iš tikrųjų sudaro gan didelį procentą kalinių tose šalyse ir nusikaltėlių. Tai ta prasme, taip, stereotipais, bet yra ir šiek tiek problema, į kurią galbūt reiktų atkreipti dėmesį. Tai gal bijom šiek tiek to, kuo patys smirdam. Čia šiek tiek su humoru gal ir pradedant tai pradžiai, bet aš dabar šiek tiek iš kitos pusės norėčiau paimti jau apie pačius migrantus, kadangi tau tenka su jais tikriausiai dirbti tiesiogiai. Iš kokių valstybių jų daugiausia tų migrantų atvyksta ir apskritai, kokia ta situacija jiems, kas jiems būna sunkiausia atvykus? Ar tai kalbos kažkokie barjerai, ar visgi ta visa biurokratija administracinė, ar darbo susiradimas, ar visgi pats žmonių požiūris, apie kurį mes tik pakalbėjom? Aš manau, visi tavo išvardinti dalykai, bet ne biurokratija, nes Lietuva yra labai antibiurokratiška šalis, palyginus su kitomis, tai labai priklauso irgi iš kokios šalies atvyksta, kokiais tikslais, kokių norų žmogus turi ir kokius jau turi nusistatymus. Pavyzdžiui, yra žmonių, kurie atvyksta čia studijuoti, kas vis daugiau ir daugiau, kas irgi šaunu, manyčiau, nes visgi tai parodo, kad didesnė imigracija pas mus reiškia, kad mes pagaliau turime kažką pasiūlyti žmonėms ir jie renkasi čia atvykti. Turėjau ganėtinai liūdną, iš tikrųjų gal taip negerai pradėti nuo liūdnų pavyzdžių, bet turėjau tikrai ganėtinai liūdną pavyzdį žmogaus, kuris atvyko iš Pakistano ir kaip ir atvyko studijuoti, susirado čia darbą ir kaip ir galima jau sakyti, kad jis atvyko iš šalies, kurioje ekonominė padėtis nėra labai gera. Jis atvyko čia, kur daugiau mums atrodo galimybių, daugiau visko, Europą, visa kita, visi pliusai, Europos Sąjunga. Bet tai atvyko žmogus iš labai turtingos šeimos, tai atvyko žmogus, kuris viską turėjo, kurio alga buvo trigubai didesnė Pakistane negu pas mus. Ir jis, iš tikrųjų pasimeta žmogus, nes visą laiką ta Europa buvo reklamuojama kaip Europa, kaip beribių galimybių šalis, o dabar jis atvyko į Lietuvą, kur visų pirma tamsu visą laiką, šalta, kad reikia į darbą važiuoti į ofisą, darbe uždirbi 1000 eurų naktiniai pamainoj ir saulės nematai nieko ir ta prasme, dingsta žmogaus ta motyvacija, nes atvyko žmogus tikrai ir norėdamas išmokti kalbą, ir norėdamas integruotis, bet gavosi taip, kad, kol kas tam asmeniui ganėtinai yra sudėtinga, nes taip pat jis apsigyveno vietoje
tuose populiarėjančiuose co-livinguose, o didelė dalis tų co-livingų ypač orientuojami yra į užsieniečius. Sąlygos ten nėra pačios geriausios, kainos ganėtinai didelės. Ir taip ir gaunasi, kad susikuria tokia bendruomenė iš esmės, kurie nemato lietuvių vietos, kurie nemato vietos žmonių ir kurie dirba naktiniai pamainoj, universitetas šalia, tai jie niekur neina ir jie taip ir šiek tiek pradeda skęsti toje atmosferoje tokioje ir taip kaip ir izoliacijai. Bet kita vertus yra labai daug iš tos pačios, taip sakyčiau, ir Indijos, ir Bangladešo studentų atvykstančių, kurie labai greitai išmoksta lietuvių kalbą, kurie labai noriai jos mokosi ir kurie tikrai, ta prasme, deda pastangas į visą tai. Ir sakyčiau, netgi mūsų savivaldybės atveju, kadangi mes visiems esame tokia daugiakultūrė savivaldybė, ne šiandien vakar, o visą laiką buvom, nes pas mus tikrai ir totorių yra, ir lenkų, žydų, rusų, lietuvių, baltarusų. Tai pavyzdžiui, žmonės, kurie atvyksta, sakykime, iš tų, vadinkim, posovietinių šalių, jie sunkiau mokosi lietuvių kalbos, nes jie turi tą pagalbinę rusų, su kuria iš esmės galima išgyventi. Bet asmenys, kurie atvyksta, Iranas, Indija, Pakistanas, šalis, kuriuose rusų kalba nėra taip gerai žinoma kaip kitose, jie tikrai labai greitai ima gaudytis lietuvių kalboje. Pas mus dabar yra vienas studentas iš Maroko, kuris 4-5 mėnesiai Lietuvoje, jis jau šneka lietuviškai. Tai ta prasme, progresas nežmogiškas, labai džiauginantis ir tikrai parodo tą dalyką, kad kai žmogus nori ir kai svarbiausia jis turi galimybių. Nes aišku, kad studijuodamas, dirbdamas pilnu etatu, dingsta tas noras mokytis lietuvių kalbos iš tikrųjų. O ypač kai irgi gyveni, sakykime, burbule tokiam, tai dingsta noras ir tu nelabai tam skiri laiko. O paskutinis dalykas, apie ką reiktų paminėti, tai aišku, žmonių nusistatymas, kas yra tikrai labai didelė to dalis. Gal ir nepiktybiškai, gal ir nenorom, bet žmonės kažką pasako, žmonės kažkaip netaip pažiūri. Plus, bent jau iš tų asmenų, kiek aš girdėjau, kad jie jau žino, kad jie kitaip atrodo, jie jau žino, kad jie akivaizdžiai, visi mato, kad jie ne vietiniai. Ir atsiranda ne baimė, sakykime, išeiti į gatvę, bet faktas, kad tu išeini į gatvę ir tave visi mato, į tave visi žiūri. Kartais, sakykime, jeigu visgi nueini į kokią nors instituciją ar į tą pačią parduotuvę, su tavim taip elgesi, kad eik greičiau ir nelabai nori taip bendrauti, paslaugas suteikti ar dar kažką. Ir aš nesakau, kad čia absoliučiai visi, bet tie negatyvūs pavyzdžiai yra ir negatyvūs pavyzdžiai ilgiausiai užsilieka. Jo, aš sutinku su tavim, Gabriela, nes ir aš šito esu girdėjusi iš mūsų pačių piliečiai tiesiog visai kitaip tarsi elgesi, tokio atšiaurumo, net ir pas jaunus žmonės stebėtinai parduotuviai, pavyzdžiui, kasininkai visai kitaip aptarnauja. Tokie smulkus dalykėliai, kurių gal kiti taip ir nepastebėtų, tik tas, kuris per tą eina. Ir iš tikrųjų tada labai gal ir sunku tą problemą jautrinti kitiem, nors tai nėra tų, kurie nuo to kenčia atsakomybę. Prisideda dar tai, kad mes iš tikrųjų tos diskriminacijos, kaip mes benorėtume, mes jos nesuprasime. Kaip pavyzdžiui, mano pažįstama, sakykime, iš Pakistano, jis sako, kad aš be galo diskomfortą didelį jaučiu, aš įsėdu į troleibusą, visi mane žiūri. Ir aš tokia, į tave žiūri, tai jo, tokia taip atrodo, bet niekas tai piktybiškai nežiūri. Bet aš suprantu, kad kai į mane visas autobusas žiūri, man yra diskomfortas. Man yra negerai. Taip, jo, grinai, kad ką aš tokio blogo padariau, ar aš kažkaip apsirengiau ne taip, kas yra blogai. Ir šitas tikrai. Jo, ypač Lietuvoje tikrai, žiūrėti kitus žmonės gal nėra labai gerai. Bet jo, kad ta prasme yra tos patirtis, kurių mes nesuprasime tiesiog, bet turime išgirsti, bandyti suprasti, dėti pastangas ir kažkaip daryti išvadas. Ir gal mažiau jos spoksoti vienas į kitą gatvėse, jo labiau kaip patys irgi tikrai kaip lietuviai mes nemėgstam, kai mus spokso kažkas tai. Ir tu dar pradžioj, ta istorija, kur tu minėjai apie tą pakistanietį, kažkaip irgi privertė mane susimastyti, sakai, žmogus turėjo dar net ir gal geresnės pajamas ir iš čia atvažiavo, vildamasis, girdėdamas visokius dalykus apie Europą ir turėdamas kažkokį įsivaizdavimą ir praktiškai gavo dar prašiau, ne, tas sąlygas vėl turi viską pradėti nuo nulio visų pirma, nes tu išvyksti į kitą šalį.
ir viską, ką tu buvai susikūręs, vėl nuo pirmo taško žengi. Ir aš tą irgi esu ne kartą girdėjusi ir iš pačių migrantų, kadangi man nemažai tenka irgi susidurti. Yra iš tikrųjų tų tokių pasakymų, nuostatų, ypatingai tarp tų valstybių, kuriuose galbūt vyksta karas, ar nepritekliaus daug. Tai ypatingai tose šalyse iš tikrųjų tas vyksta toksai jų atviliojimas, kad sako, sukuria įspūdį, kad ten Europoje, ten ir pašalpų gausi, ir tenais to, ir gerai uždirbsi, brangiau gyvensi, bet vis tiek geriau uždirbsi, ir tas ir anas ir trečias. Ir mes, kas šitą iš tikrųjų buvom irgi susekę ne kartą, kad tai dažnai susiję būna su pačia prekyba žmonėmis ir tais visais prekybos žmonėmis tinklais, nes būtent tie prekiautojai, prekeiviai žmonėmis, jiems labai yra palanku šitaip vilioti, jie tarsi parduoda tą, Europą, nuostabu, tu man sumokėk 1000, kurį neaišku, iš kur tu kaip ištrauksi savo paskutinius kišenpinigus ir aš to padėsiu atvykti tenais į Europą. Ar yra tekę susidurti su tokiais atvejais, kur nusikelia iki prekybos žmonėmis? Teko bendrauti ne visiškai tiesiogiai su tais asmenimis, bet taip bandant rasti jiems saugesnę pastogę, kas irgi yra labai didelis iššūkis pas mus tai padaryti. Buvo moteris kelios iš Šri Lankos, kurios nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ir kad buvo pasiūlytas geras darbas Europoje, visos galimybės, visa kita, atvyko, jos, ta prasme, kalbančios tik singhalų kalba, angliškai, lietuviškai nekalba ir, ta prasme, tiesiog, aišku, buvo išnaudojamos, gavo pagalbos, viskas ok, ta prasme, ok, sąlyginai čia toks ok, bet gavo tos pagalbos, kiek buvo įmanoma, bet vėlgi mes negalėjom joms net suteikti saugios pastogės, nes jos, ta prasme, kaip ir nėra, nebent imkit nuomokit būstą, o juk užsiema pagalba joms, tai nevyriausybinės organizacijos, jos tikrai biudžetų nuomoms neturi. Ir taip pat, bet dėl šito skaičiau, kad iš Kolumbijos turėjome moterų, kurios irgi buvo įviliotas tiesiog pas mus, buvo prižadėti darbai, o galų gale buvo atimti pasai ir priverstos užsiiminėti prostituciją. Ir manau, tikrai jau čia nepaslaptis, kad iš Ukrainos moteris yra be galo išnaudojamos. Vyrai, aišku, irgi priverstiniams darbams yra išnaudojami, bet moteris, kaip bebūtų gaila, visą laiką jie yra galimybė išnaudoti moteris, jos bus išnaudotas. Ar tai karas ar maras, kažkokiu būdu mes tiesiog, atrodo, by default nusprendžiam išnaudoti moteris. Tai taip, na prasme, ukrainietės atvykstančios ne tik į Lietuvą, bet į kitas Europos šalis, kad įviliojamas yra į prostituciją, lieka be pasų, be nieko ir tai tikrai kažkas, apie ką kažkodėl nėra kalbama, bet gal vėlgi čia yra tas dalykas, apie kurį mes tiesiog nusprendžiam nekalbėti, o paliekam tai tam MVO sektoriui, kuris vis vos kvėpuoja. Ir tikimės, kad tai susitvarkys. Bet čia yra problema, apie kurią reikia kalbėti. Bet iš tikrųjų, netgi kas liečia kitą šiek tiek aspektą tos geresnės Europos, tai kad, čia toks, kad toks mitas tos galimybių Europos ir taip galima sakyti, taip yra galimybių, pas mus, pavyzdžiui, nėra ką. Dalyje Europos nėra karo, kad tos ekonominės galimybės yra didesnės, bet atsirado daug bet, gali susirasti geresnį darbą, bet kol tu pakilsi pareigose, kol tu turėsi tas geras pajamas, gali susikurti savo gerą gyvenimą, bet visa tavo šeima lieka kažkur ir tu lieki visiškai be jokio emocinio, psichologinio palaikymo, o reikia turėti omeny, kad visiems, pavyzdžiui, tos pačios minėtos šalis kaip Indija, kaip Pakistanas, tas pats Uzbekistanas. Čia yra bendruomeniškos šalis, kuriams be galo svarbu. Mes čia individualistai esame ir išgyvename puikiai be tėvų, be nieko ir mėgstam vieni gyventi. Bet didžiąją dalimi tai yra žmonės, kuriems be galo yra svarbi bendruomenė ir jie čia atvyksta, iš esmės tikrai, kas liečia socialinį aspektą ir galbūt emocinį, aš manau, kad jiems čia yra be galo sudėtinga, dėl to, kad viskas yra visiškai kitaip. Prie visko reikia priprasti, kas yra normalu. Bet, mes negalime galvoti tiesiog taip, kad čia geresnės sąlygos ekonomiškai, todėl tau čia turi būti gerai. Ne, mes tikrai turime kalbėti apie tą dalyką, kad psichologinę būseną, emocinę, moralinę, kaip žmogus turi, sakykime, jeigu religingas, ar jis žino, kur nueiti pasimelsti, ar jis žino, kur nusipirkti maisto, kuris jam yra priimtinas.
ar jis žino, kur nueiti, kur jo, pavyzdžiui, iš jo šalies žmonės renkasi. Aš manau, šitie dalykai yra be galo svarbus, bet mes užsiciklinam ties to, kad čia yra 100 000 galimybių ir tu tuo džiaugis. Dar, žinai, aš manau, daugelis labai pamiršta tą esminį dalyką prie tų galimybių, galimybės kam. Nes čia irgi iš tikrųjų labai tas dažnai pasimato ir išlenda. Ir, na, būkim biedni, bet teisingi, bet net ir pažvelgusi, aš, pavyzdžiui, kadangi pati esu migrantė, o jeigu teisingai sakant, tai esu mobili Europos pilietė, jeigu pagal visus teisingus terminus, berods taip kažkaip turėčiau vadintis, nes iš tiesų mano migracijos patirtis, migruojant, kai aš persikraustau iš vienos, būdama Europos Sąjungos šalies pilietė, persikraustau kitą Europos Sąjungos valstybę, aš neturiu tos pačios migracinės patirties, kaip asmenys atvykstantis iš trečiųjų šalių ir dar plus neturiu tos pačios patirties, kaip būdama baltaodė mergina. Ir aišku, tos galimybės, net ir man galbūt kaip moteriai, turinčiai kažkokią tai patirtį irgi limituotą, nelimituotą, ar pajamas, ar kalbos žinias, jos irgi yra limituotos, palyginus su vietiniais žmonėmis. Bet net ir man šiame statuse jos labai skiriasi nuo tų galimybių prieinamumo asmenim, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių. Tai vėlgi toksai, manau, čia irgi vyksta toks niuansas, kartais, jeigu mes net bandom savo akimis, ne kaip europiečiai, kaip lietuviai, sakykime, pažvelgti ir įsivaizduoti, oi, bet tai čia va tikrai yra tų galimybių ir panašiai, bet galimybių kam, nes tikrai jos nevienodai sukrenta. Būtent. Ir plus, aš manau, dar reikia pripažinti tą dalyką, kad juk didžiausia migracija pastaruoju metu iš Lietuvos prasidėjo, kai mes įstojom į Europos Sąjungą, kai tai tapo daug patogiau daryti. Tai akivaizdžiai, nebūnant Europos Sąjungoje, tai yra gan sudėtinga padaryti, dokumentų šiek tiek reikia susitvarkyti. O tokios šalis, kurios, vėlgi, Afganistanas, Pakistanas, kai man tie žmonės papasakojo, kokiais keliais, per kiek šalių jie turi nusigauti, kad vien vizą gauti, kad nueiti į ambasadą, ta prasme, čia yra, aš nuoširdžiai žaviuosi, nes aš tikrai neapsimčiau tokiais darbais. Jo, tai yra baisu, tai yra labai sudėtinga. Aišku, tų migrantų būna su visokiom istorijom, patirtim, tikslais vykstančiais. Tai, mes dažnai pamirštam, man atrodo, pagalvoti ir apie tai, kodėl jie tą renkasi, nes, žmogus iš gero gyvenimo, mes patys kaip lietuviai žinom, iš labai gero gyvenimo tikrai nevažiuotume į Angliją dirbti fabrike, ar ten kažkokių galbūt svajonių irgi siekti, bet vėlgi, matyti yra kažkokių neišpildytų ir mes visi kaip žmonės turim tam teisę. Gabriela, aš dar noriu tavęs paklausti, kaip jūs koordinuojat, sakykime, jūs susidurėt kur prekybos žmonėmis atvejais kažkoks, tai ar turit kažkokį procesą, kaip koordinuojat su nevyriausybinėm organizacijom, kad padėtų, ar su vietos kažkokiom tai institucijom, ten policija ir socialiniais darbuotojais? Tai yra klausimas, į kurį aš iš tikrųjų atsakymo neturiu, nes aš manau, susidūrei su tuo ir pati žinai, kad spragų šioj srityje, net ne apie migrantus kalbant, bet prekybos žmonėmis yra daugiau negu nespragų. Ir visų pirma, migrantas, kuris yra išnaudojamas, nukenčia nuo prekybos žmonėmis, jis didžiąją dalimi nežino, didžiąją dalimi nežino, kur kreiptis. Ir čia yra numeris 1 problema. Numeris 2 problema yra ta, kad jie nėra pasiruošę apie tai kalbėti, dėl to, kad jie bijo, kad aš nukentėjau nuo prekybos žmonėmis, pavyzdžiui, darbo pagrindu. Jį atvežė į Lietuvą, pasiūlė puikų uždarbį ir gavosi taip, kad, taip iš tikrųjų nėra, kad dirba jis už centus 7 dienas per savaitę neturėdamas paso. Jis kreipsis į įstaigą, bet tada jį deportuos. Ir ta prasme, ir viskas. Ir čia yra didžiausia žmogaus baimė, nes teko kalbėti ir su įstaigom, kurios dirba su nukentėjusiais migrantais, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis. Ir taip, didžiąją dalimi bauda tam, kuris juos išnaudojo, kurie yra irgi ne pati baisiausia, o asmeniui deportacija. Ir čia aš jau
Taip, tai, kad jis buvo išnaudojamas, čia viena tragedija. Kita tragedija yra tai, kad finansinė prasme irgi kaip tie žmonės nukenčia, nes didžiąją dalimi vis vien, jeigu jie atvyksta iš kokios šalies, kur tikrai ekonominė prasme yra be galo sudėtinga, jie praranda viską iš esmės. Ir jie grįžta su tuo, net ne su nuliu, jie su minusu grįžta. Ir jie dažnai ir gauna apribojimus, pavyzdžiui, vėl grįžti į Europos Sąjungą ar dar kažką. Aš pati pažįstu kelis asmenis, asmeniškai, su kuriais teko dirbti, kurie pasirinko neinformuoti apie tai, kad jiems, pavyzdžiui, nebuvo mokama alga, nes jie turėjo leidimą gyventi Lietuvoje darbo pagrindu. Ir jeigu tu informuoji apie tokį dalyką, viskas, jiems čia buvo gyvenimo pabaiga, nes aš sakau, kad teisiškai mes turėtume apie tai informuoti, nes tu nuo to nukentės dar kažkoks žmogus. Ir kitas dalykas, tam asmeniui, kuris tave išnaudoja, nebaudžiamumas, tiesiog jis toliau tai tęs. Jis nesustos, jeigu jo niekas nenubaus. Ar tos bausmės logiškos, tai čia kitas klausimas. Bet tie žmonės pasakė, kad ne, aš iš ten išėjau, aš susiradau kitą darbą, mano leidimas darbo pagrindu aktualus, viskas ok, aš to nedarysiu. O kitas dalykas, kad jie kartais net nesuvokia, kad jie yra išnaudojami darbe, nes pas mane šalyje buvo mažesnės algos, kad aš čia dirbu 6 dienas į savaitę, nors pagal darbo grafiką aš dirbu 5, aš uždirbu šiek tiek mažiau, negu man pažadėjo, bet aš uždirbu daugiau negu savo šalyje aš uždirbau. Ir šitie momentai yra be galo negeri, sakykime taip paprastai. Negerai yra dar tai, kad mes juos labai paprastai taip žiūrime, kad mane irgi yra apgavę darbe, tai ko čia tikėtis? Tai gal pakalbėkime, kodėl tave apgavo darbe ir kodėl tu dėl to nieko nedarai. Kad mes gal priimam tokį dalyką, kad aš buvau buka ar bukas, nesupratau, tai čia mano pačio problema. Kas taip iš tikrųjų nėra. Tikrai su to reikia kovoti, nes jeigu su to nėra kovojama, tai tos įstaigos, įmonės, asmenys, jie išnaudos daugiau, jie toliau išnaudos ir jie niekada dėl to nesustos. O taip susumuojant tą visą situacija nėra gera dėl to, kad jinai yra fragmentiška, pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis yra be galo fragmentiška, savivaldybės didžiąją dalimi tame nelabai ir dalyvauja dėl to, kad savivaldybė tame dalyvautų, asmuo turi iš esmės kreiptis į savivaldybę ir sakyti, kad aš nukentėjau nuo to. O koks žmogus, ta prasme, net aš nesikreipčiau į savivaldybę. Jeigu aš nukentėjau nuo prekybos žmonėmis, jeigu nuo priverstinio darbo, aš eičiau į NVO sektorių, kurie skelbia apie savo veiklą, kurie klijuoja lipdukus, apie kuriuos aš matau, kad čia yra vieta, kuri man padės. O tada, kai aš jau kreipiuosi į juos ir jie bando ieškoti man pagalbos, tada prasideda jiems katorga, nes jie turi bendrauti su, sakykime, tais pačiais valstybiniais sektoriais, kurie vėlgi nėra pasiruošę padėti. Aš klausau tavęs, Gabriela, ir galvoju, kad ta sistema, kurią mes Lietuvoje sukūrėme, buvo kurta toks jausmas visai nepagalvojant ir savęs nepastatant tą vietą, nes iš tikrųjų, kai tu sakai, aš net neičiau pagalbos į savivaldybę, tikrai, kuris iš mūsų eitų, nukentėjęs, skambintų, ne, tam yra policija, 112, NVO sektorius, tik tu, būdamas tam tikro šaly, turi išsiaiškinti, kuris tau geriausias, aktualiausias, saugiausias, atsižvelgiant dar ir didžiulę to traumą ir antrinę viktimizaciją ir visus kitus dalykus, kurie dar labai kasdieniniai dėja šitoj temoj. Man dar, taip įdomu yra apskritai su migrantais Lietuvoje. Ar pastebėt kažkokių tai skirtumų jų patirtis, pagal lytį, sakykime, moterys, migrantės ir vyrai, ar jų patirtis Lietuvoje skiriasi, ar jie susiduria su skirtingais iššūkiais, ar gal kažkuri grupė kaip tik daugiau susiduria su iššūkiu kažkokiu? Čia bus mano labai subjektyvi nuomonė ir nebus netgi instituciniam lygmenį, bet visuomenės lygmenį. Aš manau, moteris, visų pirma, skirstome migrantus mes visą laiką, norim to nenorim, tamsus ar baltaodis. Tai čia pirmas dalykas, nes, kaip jau kalbėjom, tamsiaodžių pas mus nelabai mėgsta, nes kažkas svetimo, kažkas ne to, kas pas mus turėtų būti. O kitas dalykas dar skirstimas moterų ir vyrų. Į moteris visuomeniai, aš manau, nežiūri kaip į tokį didelį pavojų.
vien dėl to, kad pas mus iš kažkur, kažkodėl, gal čia kaip tos great replacement, tos sąmokslo teorijos, kad ta prasme tie vyrai atvyks, susituoks, ves mūsų lietuvės, vietinės moteris, demografiniai rodikliai ir tai nėra labai geri, tai jie dar pavogs ir viską, ką mes bandome išsaugoti ir kažkaip kūriamas šitas naratyvas ir prieš kelis metus jis buvo matomas, bet dabar aš jį matau vis daugiau ir daugiau. Iš tikrųjų padidėjimas buvo, kai prasidėjo kai Rusija užpuolė Ukrainą, prasidėjo karas, ukrainietės didžiąja dalimi moteris, nes vyrai negalėjo palikti šalies, pradėjo ieškoti prieglobsčio kitose šalyse ir prasidėjo tada pas mus baimės, kad dabar ukrainietės pavogs mūsų vyrus ir kad, ta prasme, kad vėlgi tos demografinės kažkokios baimės. O vyrai dabar bijo, kad tie studentai, kurie atvyksta iš Indijos, Pakistano, Nigerijos ir kitų šalių, kad jie pavogs mūsų moteris. Tai kad galų gale mes prarasim tą tikrą lietuvybę, tikrą, kas tai bebūtų iš tikrųjų, praktikoje, kad mes tą prarasime. Ir aš manau, kad visos šitos baimės, jas aišku, gimsta iš kažkur kažkam naudinga atkreipti į jas dėmesio, o ne į didesnės problemas, galbūt kurias mes turime, kad kodėl iš tikrųjų tie demografiniai rodikliai tokie, ar tikrai dėl gimstamumo kalti migrantai, ar tikrai juos čia mus kaltinti reikia, ar čia galbūt pasaulinė tendencija, kas tai yra pasaulinė tendencija ir ar čia yra kalti, ar čia yra tiesiog natūralus dalykas. Jau gal pabaigai visgi norėčiau užbaigiant dar vieno klausimo tavęs paklausti, nes mes kažkaip šiandien kalbėjom, aišku, apie migrantus, apie tą sąsają su išnaudojimu Lietuvoje, bet pradėjom pokalbį apie tą požiūrį tarsi lietuvių tokį prastą į migrantus Lietuvoje. Tai kažkaip ir pabaigai norėčiau tavęs paklausti, ką tu galėtum pasakyti žmogui. Aš manau, kad geriausias ginklas kovoti su šitomis baimėmis ir nusistatymais yra išjungti kompiuterį ir išeiti į gatvę. Aš manau, be galo šaunu yra išeikite į miestą. Didžiuose miestuose dabar Lietuvoje yra emigrantų, yra užsieniečių. Išeikite į miestą. Pradėkite bendrauti su žmonėmis. Mano praktika rodo, kad žmonės dažniausiai bijo kažkokio mitinio migranto. Jie bijo kažkokio asmens, kuris yra sugalvotas kažkieno, kažkur, nežinia kur, kurio jie niekad nėra matę. Nes man darbe teko bendrauti, aišku, su emigrantais, teko matyti, kur jie, pavyzdžiui, gyvena ir teko kalbėti su jų kaimynais. Ir nekartą buvo taip, kad, migrantai, jų nereikia, kad čia atvažiuotų, visi jie su savo religijom, su savo kalbom, mums reikia išsaugoti mūsų tapatybę, mūsų identitetą ir šiaip jie nieko gero, šiaip savo žmonės. Sakau, o kaip pavyzdžiui šitas jūsų kaimynas iš Uzbekistano, o šitas tai žiauriai geras. Mes su juo ir laiką leidžiam kartu, jis ir ateina pieną pas mus perka ir bendrauja ir padeda, ta prasme, kai liūtis buvo, padėjo labai. Ir čia labai dažnas dalykas, kad iš tikrųjų būna, aš migrantų nemėgstu, bet šitie, kuriuos aš pažįstu, su jais viskas ok. Ir todėl aš manau, kad mūsų tendencija izoliuotis, o jeigu ne izoliuotis, tai bendrauti tik su kažkuo, kas panašu į mus, ir iš tikrųjų yra tas stabdis. Aišku, dabar yra tos visos baimės, kad to internacionalizmo, kad ta prasme nebeliks tos tautos, nebeliks to identiteto, bet ar to reikia bijoti, ar tai iš tikrųjų įvyks, čia kitas klausimas. Juk galim pažiūrėti į istoriją. Istorija nėra dalykas, kuris, ta prasme, visą laiką vyko migracijos, visą laiką vyko, žmonės atvažiuodavo, žmonės keisdavosi, žmonės bendravo tarpusavėje, netgi tarp mūsų visų. Ar tie patys piliečiai, kaip ir minėjau, lenkai, žydai, totoriai, su skirtingom armėniškom pavardėm, kartveliškom pavardėm. Ta prasme, mes visi savaime jau šiek tiek esame skirtingi, bet kadangi mes vizualiai panašiai atrodome, tai čia jau nėra tokia didelė problema. Bet aš manau, tas baimės jausmas, ir aš tikrai sakyčiau, kad čia neracionalios baimės jausmas, nes mes neturim blogų patirčių iš tikrųjų migracijos toj srityje. Čia yra dalykai, kurie ateina iš televizijos. Čia yra dalykai, kurie ateina iš socmedijų. Čia yra ne dalykai, kuriuos paprastas žmogus išgyvena. Čia
tikrai nėra kažkoks masinis dalykas, kad jie atvyks, kad jie sugriaus mūsų gyvenimus, kad mes nebegalėsim gyventi taip, kaip mes gyvename. Gal po 5 metų aš tikrai pasigailėsiu savo žodžių, aš nežinau, bet tikrai mes matome, kad nėra tos baimės, jos nėra. Ta prasme, realios, nėra pavojaus. Mes turime būti atviresni, mes turime suvokti, kad mūsų kaimynas arba dabar yra migrantas, arba jis bus migrantas. Mūsų vaikai, ko gero, bendraus su migrantais. Ar tai yra blogai? Ir kuo tai yra blogai? Aš vis dar neradau atsakymo. Labai gera tavo mintis, Gabriela, buvo, nes ir aš norėjau tą paminėti. Tarp kitko, kažkur neseniai skaičiau, kad iš tikrųjų, ir jei logiškai pagalvotume, iš tikrųjų pasaulyje nėra nei vienos tokios unikalios, nepaliestos kultūros, tautos, nes visi žmonės, mes ir istorikai mokėmės, kaip sakei, visi žmonės visada migravo, keliavo, buvo klajokliai, ne, ir keitėsi per laiką, tai tos tokios unikalios, kad ten tikrai gryno kraujo visi nėra ir toj pačioj Lietuvoje. Mes pasižiūrėk, kiek iš tikrųjų lietuviai ir lenkai pastoviai amžinas konfliktas, ne, ten vidinis, dėl pavardžių, dėl visko, dėl kieno čia autorius ir poetas, mano ar tavo, ne, dėl tokių dalykų. Tai iš tikrųjų labai tavo gražus palinkėjimas ir aš prie jo prisidedu, Gabriela, kad tikrai kartais galbūt nebejoti, šiek tiek atverti tas duris, ne tam, kad prisijimti atsakomybę už kitą ir jo gyvenimą, rūpintis jo vargais, bet tiesiog, kad pamatyti, pažinti tą žmogų, leisti jam pažinti tave ir kartais galbūt tie žmonės, kurie atrodo labiausiai nutolę nuo mūsų ir labai skirtingai, jie gali būti daugiausia panašus į mūsų, mano pačios patirtis man tą nekartą paliudijo. Tai ačiū tau labai, Gabriela, už laiką ir už šį pokalbį. Ačiū labai.